Jūs nužudėte gyvybės autorių, bet Dievas prikėlė jį iš numirusių. Mes esame to liudytojai. Tikėjimu Jėzaus vardu šis žmogus, kurį matote ir pažįstate, tapo stiprus. Būtent Jėzaus vardas ir per jį ateinantis tikėjimas suteikė jam šį visišką išgijimą, kaip visi matote. Apaštalų darbų 4, 1 RANGE 4 NIV 84 Petras ir Jonas prieš Sinedrioną. Kunigai, šventyklos sargybos viršininkas ir sadukieji priėjo prie Petro ir Jono, kai jie kalbėjo. Žmonėms, jie buvo labai sutrikę, nes apaštalai mokė žmonės ir skelbė Jėzuje mirusiųjų prisikėlimą. Jie suėmė Petrą ir Joną, o kadangi buvo vakaras, uždarė juos į kalėjimą iki kitos dienos. Tačiau daugelis išgirdusių žinią įtikėjo, ir žmonių skaičius išaugo maždaug iki 5000. Žydų vadovai bijojo Romėnų gvardijos, kuri, visada ieškodama bet kokio trikdžio, valdė kraštą geležiniu kumščiu, kad žmonės būtų ramūs, tačiau tai buvo kultūrinio įsitraukimo momentas. Prisiminkite, kas nutinka, kai sakome Jėzui taip, kai vykdome Jėzaus misiją ir pasirenkame didžiausio pasipriešinimo kelią. Kai kyla pasipriešinimas, turime rinktis. Galime rinktis žengti stačia galva į jį arba bėgti nuo jo, bandydami gauti palengvėjimą. Į kurią pusę bėgsime per daug, ar būsime kaip Šadrachas, Mešachas ir Abednego, kurie bėgo į ugnį ir atsilaikė, ar bėgsime tolyn ir krisime. Apaštalų darbų 4, 8 RANGE 13 NIV 84 Petras mokyklose Sinedriumui. Tuomet šventosios dvasios pripildytas Petras jiems tarė: valdovai ir tautos vyresnieji, jei šiandien būsime kviečiami atsakyti už gerumo aktą, parodytą invalidui, ir klausėme, kaip jis buvo išgydytas, tai žinokite, jūs ir visa Izraelio tauta, vardan Jėzaus Kristaus iš Nazareto, kurį jūs nukryžiavote, bet kurį Dievas prikėlė iš numirusių, šis žmogus stovi jūsų akivaizdoje. Ir yra išgydytas. Jis yra tas akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte, bet kuris tapo kertiniu akmeniu. Išgelbėjimo nėra niekur kitur, nes nėra po dangumi kito vardo, duoto žmonėms, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Pamatę Petro ir Jono drąsą ir supratę, kad jie yra neįsilavinę, paprasti vyrai, jie apstulbo ir atkreipė dėmesį, kad šie vyrai buvo su Jėzumi. Bet kadangi jie matė, kad išgydomasis žmogus stovi šalia jų, nieko negalėjo pasakyti. Apaštalų darbų 4, 18 RANGE 22 NIV 84 pilietinis nepaklusnumas. Tada jie vėl juos pasikvietė ir įsakė nekalbėti ir nemokyti Jėzaus vardu. Bet Petras ir Jonas atsakė: spręskite patys, ar teisinga Dievo akyse klausyti jūsų, o ne Dievo. Juk mes negalime nekalbėti apie tai, ką matėme ir girdėjome. Po tolesnių grasinimų jie juos paleido. Jie negalėjo nuspręsti, kaip juos nubausti, nes visi žmonės šlovino Dievą už tai, kas įvyko. Juk stebuklingai išgydytam vyrui buvo per 40 metų. Jie stojo prieš srovę, nebijodami pasipriešinimo, ir buvo pasiryžę laikytis to, ką Dievas juos pašaukė daryti, ir to, ką jie matė, ir neketino trauktis iš to, ką patyrė. Jie neketino to neigti ir meluoti savo, kai jiems teko apsispręsti, ar eiti lengvesniu keliu, ar didžiausio pasipriešinimo keliu, jie pasakė: negalime nekalbėti apie tai, ką matėme ir girdėjome, negalime to nepastebėti ir neketiname tylėti. Žinia labai paprasta: ar pasirinksime didžiausio pasipriešinimo kelią, ar pasisakysime už tai, kas teisinga, tikra ir teisinga, ar pasisakysime už biblinės vertybės, žvelgdami į pasaulį per biblinę prizmę, kad ir kiek tai kainuotų mums ar mūsų šeimai, nes esame pašaukti įsitraukti ir keisti padėtį, kalbėti tiesą ir ginti tai, kas teisinga. Neturėtume norėti vieną dieną atsistoti Dievo akivaizdoje ir sakyti: pasirinkau lengvą kelią, pasirinkau lengvą gatvę, o ne
sutrikimą ir konfliktą. Turime priimti sprendimą, ar rinksimės lengvesnį kelią ir bėgsime nuo pasipriešinimo, ar atsistosime, būsime suskaičiuoti ir pasakysime: ne, aš eisiu į ugnį. Jėzus, kuris mus pašaukė į kovą į konfliktą, yra tas, kuris atidavė už mus savo gyvybę. Ar atiduosime savo gyvybę už jį ir gyvensime dėl jo ir pasirinksime didžiausio pasipriešinimo kelią? Malda. Tėve Dieve, gerbėme tave. Mes, kaip žmonės, tikime, kad tu mus kvieti peržengti šias smėlyje nubrėžtas ribas ir pasakyti, kad mes dalyvausime, nesitrauksime, nepasiduosime. Nebėgsime, nes žinome, kad žmonės ir tautos užsigrūdina nelaimių ugnyje. Viešpatie, tu suteiki mums galimybę būti nukaltiems ir suformuotiems neeinant lengviausiu keliu ar tiesiog bandant gauti palengvėjimą, bet gyvenant Jėzaus Kristaus viešpatyste kiekvienoje mūsų gyvenimo srityje ir kiekvienoje mūsų būtyje paklūstant tavo viešpatystei. Taigi, mes atiduodame save, savo širdis, savo gyvenimus, savo turtus ir savo šventą garbę. Atiduodame juos tau, Dieve, net dabar šią akimirką renkamės didžiausio pasipriešinimo kelią. Mes pašvenčiame save tau ir nesitrauksime atgal Jėzaus vardu. Amen. Tilto bažnyčia Frederiksburgas, pastorius Jimmy Pruitt, birželio 18, 2023 serija nėra Perfect People LLOED. Paulius Go Big Go Home. Dievas paima mūsų netvarką ir paverčia ją šedevrais. 2 Korintiečiams 12:9 ESV. Labai lengva iškelti žmones ant pjedestalo, ypač tuos, kuriuos randame šventajame rašte. Beveik šventvagiškai skamba manyti, kad jie buvo visiškai žmogiški, nors jie buvo ir jie turėjo visiškai žmogiškų akimirkų. Jie buvo žmonės, kurie buvo žmonės. Visada atminkite, kad Biblijoje kalbama apie tikrus žmones. Tai buvo tokie pat žmonės kaip ir mes, jie turėjo tikrų emocijų, tikrų nesėkmių. Jie turėjo ir didžių pergalių, bet mes linkę matyti jų gyvenimus kaip svarbiausius įvykius, beveik kaip žiūrėdami ESPN, rodydami tuos didingus momentus, kai viskas buvo nuostabu. Tačiau mes pamirštame, kad iki šios didžios akimirkos buvo daugybė dalykų ir tikriausiai taip pat buvo daug nesėkmių. Tai jokių būdų nesumenkina šių asmenų vertės, bet kai matome juos kaip visiškai žmogiškus, bet vis tiek Dievo naudojamus, Dievą, veikiantį per juos, kad padarytų didžių žygdarbių, tai iš tikrųjų suteikia mums vilties ir skatina mus sakyti, jei Dievas gali tai padaryti per juos, galbūt jis nori veikti mumyse ir per mus, kad pakeistų šį pasaulį, tiesiog pakeisti pasaulį, pakeisti šio pasaulio kraštovaizdį. Mes kalbėjome apie tai, kad tobulų žmonių nėra. Mes tai žinome, jų nėra. Mes visi esame ponas ir ponia Dumpiai. Visi esame sėdėję ant sienos ir puikiai kritę. Arba 2, arba 3, arba 4 buvo akimirkų, kai buvome visiškai žmogiški žmonės. Buvo žmonės, ir dėl to susirinkome kaip ši netobulų žmonių grupė, tad kodėl turėtume galvoti, kad bažnyčia turėtų būti tobula? Bažnyčia nėra tobula todėl, kad mes visi šiandien pasirodėme. Tokia yra žmogiškoji tikrovė. Mes nesame tobuli, bet Dievas mus tobulina. Jis daro mus vientisus. Jis suvienyje mūsų gyvenimus. Jis integruoja visas sudužusias dalis, kad jos susijungtų į poną ir ponę Dumpti. Laimiai, Biblija pasakoja apie visas joje esančių žmonių netvarkas. Dievas galėjo visą tai selektyviai ištrinti, bet daugumai iš mūsų tai atrodytų kaip Instagramo gyvenimas. Gyvenimas socialinėje žiniasklaidoje, kur viskas puiku mūsų svarbiausių įvykių juostoje. Tačiau visi žinome, kad tarp svarbiausių įvykių būna ir prastų. Būtent apie tai kalbėjome šiame cikle, o dabar pažvelgsime į žmogų, kuris iš pradžių buvo vadinamas Sauliumi, bet nuvertus jį nuo aukštai iškelto žirgo, tapo apaštalu Pauliumi. Jo asmenybė buvo eik didelis arba eik namo. Biblijoje rašoma, kad jis buvo nedidelio ūgio, bet visa širdimi ir viskuo pasiryžęs. Žvelgdami į Pauliaus gyvenimą, matome,
kad jis parašė 13 knygų laiškų arba maždaug pusę iš 27 Naujojo testamento knygų. Jis buvo atsakingas už krikščionybės plitimą naujose šalyse ir surengė bent 4 misionieriškas keliones, kurių metu įsteigė Jėzaus Kristaus Evangeliją, skelbiančius postus ar mažas bažnyčias, įkurtas visose tose tautose ir teritorijose. Jis buvo daugelio Jėzaus sekėjų dvasinis tėvas, išugdęs naują vyresniųjų misionierių, pastorių ir bažnyčių steigėjų kartą. Jis skelbė gerąją naujieną karaliams, valdovams, religiniams žydų ir pagonių vadovams, tarnams ir paprastiems žmonėms. Dievas per jį darė nuostabius stebuklus, gydė ligonius, išvarinėjo demonus ir net prikėlė iš numirusių Eltaichą, kuris iškrito pro langą. Kai Paulius vedė ilgą pamoką, jis nešiojo didžiulį patepimą ant savo gyvenimo ir kentėjo dėl žinios skleidimo. Jis buvo mušamas, apmėtytas akmenimis iki mirties, kelis kartus įkalintas, kankinamas ir galiausiai nukankintas Romoje. Apaštalas Paulius daug išgyveno ir patyrė keletą nuostabių, epinių akimirkų, svarbiausi momentai, tačiau jis, kaip ir jūs bei aš, taip pat turėjo ir visiškai žmogiškų akimirkų. Pauliaus ir Barnabo konfliktas. Apaštalų darbų 15:36 RANGE 41. Po kelių dienų Paulius tarė Barnabui: grįžkime ir aplankykime brolius bei seseris visuose miestuose, kuriuose skelbėme viešpaties žodį, ir pažiūrėkime, kaip jiems sekasi. Barnabas norėjo kartu su jais pasiimti ir Joną, vadinamą Morkumi. Tačiau Paulius laikėsi nuomonės, kad jie neturėtų kartu su savimi imti šio žmogaus, kuris juos apleido Pamfilijoje, ir kartu su jais nesijėmė darbo. Tai peraugo į tokį aštrų nesutarimą, kad jie atsiskyrė vienas nuo kito, o Barnabas pasiėmė su savimi Marką ir išplaukė į Kiprą, o Paulius pasirinko Silą ir brolių, patikėtas viešpaties maloniai, išvyko. Jis keliavo po Siriją ir Kilikiją, stiprindamas bažnyčias. Apaštalų darbų 13 NASB. Paulius ir jo bendražygiai išplaukė į jūrą iš Pafoso ir atvyko į Pergą Pamfilijoje, o Jonas juos paliko ir grįžo į Jeruzalę. Jonas Morkus, matęs demonų apraiškas ir pasipriešinimą joms, išsigando. Būdamas jaunas, jis neturėjo nei gebėjimų, nei brandos su tuo susidoroti, todėl išstojo iš komandos, o Paulius dėl to nebuvo patenkintas. Apaštalų darbų 15:39 NASB. Jie taip smarkiai susipyko, kad atsiskyrė vienas nuo kito, o Barnabas, tai reiškia padrasinimo sūnus, pasiėmė su savimi Marką ir išplaukė į Kiprą. Į tai galima pažvelgti dvejopai. Vienas būdas yra tas, kad tai baisu jiems reikėjo prisiminti Evangelijos pagal Matą 18:15 RANGE 17 ir kartu pasitarti. O antras būdas yra tas, kad, užuot ėję kaip viena komanda, jie ėjo kaip dvi komandos, vykdančios Evangelijos darbą. Kai kalbama apie Evangelijos skleidimą ir karalystės pažangą, Dievui netaip jau rūpi mūsų emocijos. Jautrūs jausmai, jam rūpi, kad viskas būtų padaryta. Šiandien manome, kad konfliktai yra baisiausias dalykas, tačiau Dievas gali panaudoti konfliktus, kad iš tikrųjų pasiektų platesnių rezultatų. Dievo misionieriškas planas ne visada atrodo taip, kaip mūsų, ir konfliktas ne visada gali būti pats blogiausias dalykas pasaulyje. Tačiau tai, kaip mes su juo elgiamės, rodo mūsų brandą arba jos stoką. Dabar vietoj vienos komandos išvyksta dvi. Galatams 2:11 RANGE 14 NASB. Kai Kefas atvyko į Antiochiją, pasipriešinau jam į akis, nes jis buvo pasmerktas. Mat prieš ateinant keliems vyrams iš Jokūbo, jis valgydavo kartu su pagonimis, bet jiems atėjus, jis ėmė šalintis ir atsiskyrė, bijodamas tų, kurie buvo iš apipjaustytųjų. Likusieji žydai prisidėjo prie jo veidmainystės, todėl jų veidmainystė užvaldė net Barnabą. Bet matydamas, kad jie
Nėra tiesmuki dėl Evangelijos tiesos, visų akivaizdoje tariau Kefui. Jei tu, būdamas žydas, gyveni kaip pagonys, o ne kaip žydai, tai kaipgi verti pagonis gyventi kaip žydus. Pauliaus ir Petro konfliktas. Petro asmenybė buvo atverti burną įkišti koją, o Pauliaus didžiuokis arba eik namo. Kartu, jie sukėlė didžiulį kibirkščiavimą, dvi didelės, drąsios asmenybės suartėjo. Visi šie žmonės buvo kupini dvasios, kupini Jėzaus, tačiau vis tiek kilo konfliktas. Petras buvo su pagonimis, valgė, džiaugėsi ir visur dalyvavo, bet kai pasirodė žydų tikintieji, jis visiškai pasidavė. Bendramžių spaudimui, jis atsitraukė nuo pagonių tikinčiųjų, parodydamas veidmainystę. Ir Paulius jį už tai iškeikė. Gražu, kai draugai tave pakviečia, tačiau tai nėra malonu. Tiesos sakymas su meile įtikina. Ir tada mes užaugame. Paulius šaukėsi draugo brolio, senieji modeliai ir būdai juos traukė. Atgal kaip bandžiai virvė. Galatams 2, 20 RANGE 21 NASB. Aš buvau nukryžiuotas su Kristumi, ir nebe aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus, o gyvenimą, kurį dabar gyvenu kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris mane pamilo ir atidavė save už mane. Aš nepanaikinu Dievo malonės, nes jei teisumas ateina per įstatymą, tai Kristus mirė be reikalo. Ši ištrauka atsirado dėl konflikto skirtumo tarp įstatymo ir malonės mūsų tapatybės. Kristuje, ne visi konfliktai yra blogi. Tegul mūsų visų gyvenime būna draugų, brolių ir seserų Kristuje, kurie su meile gali įsakyti tiesą, kuri mus neįžeistų, bet pakilėtų ne. Sugniuždytų ir nugalėtų, bet sustiprintų, motyvuotų ir įgalintų keistis. Dievas duoda mums gyvenimo draugų, kurie su meile kviečia mus į pagalbą mūsų pačių labui. Paulius turėjo šiuos vyrus iššaukti. Jis tai padarė, nes juos mylėjo. Jis nebuvo saldus ir malonus. Paulius taip pat patyrė visiškai žmogišką akimirką. Turime žinoti, kad Dievas skiria mus į Kristaus kūną, bendruomenę ar bažnyčią dėl to, kad kartais mus pastato prieš žmones, kurie mums kenkia. Visai gali būti, kad tai ir yra Dievo planas, nes jam labiau rūpi jūsų charakteris nei jūsų patogumas, kad jis pastatys jūs prieš žmones, kurie jūs aštrins, kaip geležis aštrina geležį. Jei ieškote bažnyčios, kurioje visą laiką jaustumėtės gerai, kur galėtumėte tik ateiti ir išeiti. Galbūt esate netinkamoje vietoje, nes Dievas į ją paskyrė daugybę netobulų žmonių. Tačiau jis tai padarė taip, kad, kai mes kartu trinamės vienas į kitą, kai kartu gyvename, kai kartais kartu susigraudiname, kai kartu išgyvename akimirkas, kai iškyla visiškai žmogiškos situacijos, teisinga reakcija nebūtų. Na, aš iš čia išeinu. Tinkama reakcija yra, tėv, ko tu nori mane išmokyti per tai? Ką tu man nori pasakyti? Ar yra sritis, kurią tu bandai suformuoti arba nušlifuoti mano gyvenimo nelygumus? Tai teisingas atsakymas. Ar gali būti, kad Dievas atvedė jūs čia arba paskyrė jums nemėgstamą darbą, kad ne tik per jūs neštų Evangeliją, bet ir išmokytų kai kurių dalykų? Mes niekada nebaigėme Dievo teologijos mokyklos, tai nesibaigiantis procesas. O ar gali būti, kad Dievas stengiasi jūs paaštrinti, užauginti ir jums padėti? Kartais jis tai daro, pastatydamas jūs prieš ką nors, kas jums nepatinka. Ne visi konfliktai yra blogi. Vieno konflikto metu 2 misijų grupės išvyko ir atliko dvigubai daugiau darbų nei viena. Kito konflikto metu visiškai žmogiškų momentų gimė viena iš nuostabiausių Naujojo testamento ištraukų malonės raštas. Galatams 2, 20. Kristus, gyvenantis savo gyvenimą per mūsų gyvenimą, kurį dabar gyvename jame, per tikėjimą. Tuo, kuris mirė už mus. Galbūt mes nesitikėjome šios žinutės, bet ar gali būti, kad atpažįstame gerus draugus, kurie mus kviečia, nes mus myli? Galbūt neseniai įvyko kažkas, ką interpretavome kaip
Baisų dalyką, bet iš tikrųjų tai paskatino augimą mūsų gyvenime kažkas pozityvaus ir gyvybę teikiančio, kas padėjo mums iš naujo įvertinti ir patikrinti tam tikrus dalykus savo gyvenime. Tai yra geroji žinia, didžioji žinia. Malda. Tėv, Jėzaus vardu dėkoju tau, kad šventajame rašte palikai visiškai žmogiškus šių nuostabių žmonių gyvenimo momentus. Mes galime juos matyti, galime su jais bendrauti, galime su jais užmegzti ryšį, o kartais net pajusti jų išgyventą skausmą ar konfliktą. Ir galime tai pajusti, nes ir mes patys išgyvenome šias visiškai žmogiškas akimirkas, nes esame visiškai žmogiškos būtybės. Viešpatie, jei kuris nors iš mūsų jaučiasi mažiau mylimas, mažiau vertas, mažiau vertingas, prabilk į mūsų širdis ir pasakyk, kad ir kas nutiko praeityje, tu, Dieve, gali paversti tai geru dalyku. Tu priimi mūsų išbandymą ir paverti jį liudijimu. Tu paimi mūsų netvarką ir paverti ją žinia. Taigi, Viešpatie, atsiduodame tavo gerumui, tavo maloniai ir tam, ką tu kuri mumyse ir per mus. Mes tave mylime, Jėzaus vardu. Amen. Tilto bažnyčia, Frederiksburgas, pastorius Jimmy Pruitt, birželio 19, 2022. Daugiau 3 savaitė. Apaštalų darbų 1, 4 RANGE 5 NLT. Visada yra dar daugiau, ko išmokti, daugiau, kuo augti, daugiau Dievo asmenybės aspektų, ir mes sutelkėme dėmesį į šventąją dvasią, nes mums reikia žinoti, kad turime draugą ir kad turime gynėją pagalbininką, kuris ateina šalia mūsų, kad mums padėtų. Kviečiame Dievo dvasią, pačią Dievo dabartį, tą, kuri gyvena mumyse ir ilsisi ant mūsų, tiesiog priminti mums apie mūsų vienybę su Kristumi. Mes esame viena su juo ir švenčiame savo vienybę su juo. Jėzus sakė, jums naudinga, kad aš pasitraukčiau, nes jei aš nepasitrauksiu, sužadėtinis pas jūs neateis, o jei pasitrauksiu, aš jį atsiųsiu pas jūs. Jono 16:7. Tęsdami šią seriją, ieškome daugiau, esame alkani daugiau. Niekas taip nepajudina Dievo rankos, kaip dvasinis alkis. Kartais kuo vyresni tampame Kristaus sekėjais, tuo labiau mus mušasi, mes nusiviliame, esame įskaudinti per daugelį metų, sugadinti. Laikui bėgant mums sunku vėl susijaudinti, vėl išalkti, tai gali būti mūsų sielos priešas. Vietoj to turėtume nuolat mokytis ir augti pažindami Dievą. Apie Jėzų, apie šventąją dvasią visada galima sužinoti daugiau. Kartais turime prašyti Dievo alkio melsdamiesi. Viešpatie, mes trokštame alkio. Mums reikia būti alkaniems tavęs, nes nenorime tiesiog sėdėti žemėj pavasario dieną su stiklinė saldžios arbatos ir tiesiog su tuo susitaikyti. Visada yra daugiau. Ši serija skirta mums, kad sužadintume savo širdyse jo daugiau. Kartais Dievas atneša mums tai, ko mums reikia, pakuotėje, kuri mums nebūtinai patinka. Tai svarbu mūsų augimui, jei esame įstrigę arba jei susidurėme su tam tikrais dalykais dėl to, ką galvojame ar ko buvome mokomi praeityje. Kai priešinamės tam, ką Dievas ketina padaryti, dėl to, kokioje pakuotėje tai ateina, jis gali tai daryti, kad mus išbandytų, įrodytų ir išjudintų iš mūsų komforto zonos. Turime būti atsargūs, kad nenuvertintume to, kaip Dievas pateikia tai, ko mums reikia. Biblijoje Dievas naudoja daugybę keistų dalykų, kad žmonės gautų tai, ko jiems reikia. Jis gali mus šokiruoti ir sužavėti šlovingu kalnų saulėlydžiu su Dievo buvimu, Dievo šlav, Dievo šventąja dvasia, Dievo karalystę arba pasitelkti nepažįstamą seną bažnyčios moterį, kuri gyvena persmelkta Dievo galios ir buvimo. Jis gaus jums tai, ko jums reikia ir jis tai daro be perstojo, jei tik mes pakankamai ilgai stabtelėsime, kad tai pamatytume. Jono 14:15 RANGE 18. Jei mane mylite, laikykitės mano įsakymų. Aš melsiu Tėvą, ir jis duos jums kitą sužadėtinį, kad jis pasiliktų su jumis per amžius,
tiesos dvasią, kurios pasaulis negali priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji gyvena su jumis ir bus jumyse. Aš nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Mums reikia tai priimti iš Dievo, bet kokiu pavidalu, vis dėlto turėtume norėti daugiau. Sekminių dvasia. Vienas, kas yra sekminės. Žydų tradicijoje buvo 3 pagrindinės šventės - Velykų, sekminių ir trimitų šventės. Sekminės paprasčiausiai reiškia 50-asias arba 50-asias. Daugelis žmonių bijo kalbėti apie tokio nuostabaus įvykio tiesą ir reikšmę. Senajame testamente sekminės buvo šventė, kai Dievas davė Mozei įstatymą. Apaštalų darbų knygos 2 skyriuje Dievas davė kai ką kitą. Šventės pradžioje žydai buvo susirinkę Jeruzalėje, visos giminės, visos kalbos, visos tautos sugrįžo į Jeruzalę švęsti sekminių savaitę trukusios šventės ir iškilmių. Šiame kontekste Dievas pasirodė pirmą kartą, kai davė įstatymą Mozei, ir antrą kartą per sekmines, kai davė šventąją dvasią tikintiesiems ir užrašė Dievo įstatymą jų širdise. Pirmasis kartas buvo antrojo kartas ir šešėlis. 150 mokinių susirinko dėl tėvo pažado, kuris buvo šventosios dvasios, trečiojo trejybės asmens, atėjimas. Mokiniai buvo vieningai susirinkę vienoje vietoje. Tai gali kai ką pasakyti apie tai, kaip šventoji dvasia mėgsta pasirodyti. Apaštalų darbų 2:1 ir Angėja 4. Atėjus sekminių dienai, jie visi vieningai buvo vienoje vietoje. Ir staiga iš dangaus pasigirdo garsas, tarsi šėlstantis galingas vėjas, ir jis pripildė visus namus, kuriuose jie sėdėjo. Tada jiems pasirodė padalyti liežuviai, tarsi ugnies, ir ant kiekvieno iš jų atsisėdo po vieną. Ir jie visi prisipildė šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems duodavo kalbėti. Jeruzalė buvo pilna žmonių kaip Oktoberfestas Frederiksburge. Tai girdėjo visi žmonės, ne tik tikintieji. Trečioje eilutėje tai, kas vyksta, yra antgamtiška, kas paprasčiausiai reiškia virš prigimties arba tai, kas mums natūralu ar įprasta. Virš tikinčiųjų vyksta antgamtinis įvykis, jie visi buvo pripildyti šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis. Kalbomis kalbėjo vietiniai galilėjiečiai, kurie tų kalbų nemokėjo. Antgamtinis esantis virš ir už. Šventoji dvasia pradėjo kalbėti, ji suteikė jiems gebėjimą. Mums, tikintiesiems, sekminės įgauna naują prasme. Iš tikrųjų tai bažnyčios, kokią mes ją pažįstame, gimimas. Tai tikinčiųjų, susibūrusių po vieną dvasią, gimimas. Prisiminkite, kad Jėzus sakė, tikslinga jums naudinga, kad aš pasitraukčiau, nes jei aš nepasitrauksiu, pagalbininkas pas jūs neateis. Taigi, Jėzus buvo nukryžiuotas, visa tai vyksta dabar. Mokiniai laukia, kaip jis jiems buvo nurodęs, ir jiems laukiant ateina šventoji dvasia, ir jie pradėjo patirti tai, ką Jėzus žadėjo, kad įvyks, ir tai, ką tėvas buvo pažadėjęs. Kas įvyko per sekmines. Apaštalų darbų 2:5 ir Angėja 8. Jeruzalėje gyveno žydai, pamaldus vyrai iš visų tautų po dangumi. Kai pasigirdo šis garsas, minia susirinko ir sutriko, nes kiekvienas girdėjo juos kalbant savo kalba. Tada jie visi nustebo ir stebėjosi, sakydami vienas kitam: žiūrėkite, argi visi šitie, kurie kalba, nėra galilėjiečiai. Ir kaipgi mes girdime, kiekvieną savo kalbą, kurią esame gimę. Ir kaipgi mes girdime, kiekvieną savo kalbą, kurią esame gimę. Prisiminkite Babelio bokštą, kur žmonės buvo susivienyje ir susibūrę, bet jų motyvai buvo skirtingi. Tai buvo nepaklusti Dievui ar sekti Dievu, bet statyti ir tiesioginę prasme pasiekti dangų. Jie sakė, kad pastatys kažką, kas nustelbs visus dievus, todėl pačiam Dievui teko ateiti pirmosios sekminės Babelio bokštas ir perskirstyti, supainioti žmones. Nes jie kalbėjo vieną kalbą vieningai. Taigi Dievas supainiojo jų kalbą,
tiesioginė prasme. Ir mes matome, kaip šie susiskaldimai išeina. Jam teko nugriauti Babelio bokštą. Čia, per sekmines, Dievas sako, jie visi kartu, vieningai nusiteikę, bet jie čia dėl teisingos priežasties. Jie laukia Jėzaus įsakymų, ir aš jiems duosiu vieną kalbą. Viena dvasia. Dabar jie bus vieningi ir kartu. Pirmosios penkiadienės Babilonas atskirimas, susiskaldimas ir sumaištis. Antrosios sekminės šventosios dvasios dovanojimas ir jų suvienijimas į vieną. 3. Ar galiu patirti sekmines? Todėl iš tiesų kyla klausimas. Ar galime patirti šventosios dvasios išliejimą? Galbūt, manome, aš žinau, kad ji gyvena manyje, aš gimiau iš naujo, atidaviau savo širdį Kristui. Ir Biblijoje parašyta, kad ji ateina ir apsigyvena manyje. Tai visiškai teisinga, jis ateina ir apsigyvena mumyse, jis pasilieka, jis gyvena su mumis. Tačiau turime suprasti, kad yra lygiai, įvairūs požiūriai ir kampai, kaip žiūrint į gražų deimantą po halogeninę šviesą juvelyrinėje parduotuvėje. Jis tiesiog spindi po šiuo šviesos spinduliu. Dabar pagalvokite apie Dievo asmenybę ir buvimą. Tai tas pats, tai tarsi deimantas, kuris iškeliamas į parodą. Kai gauname tėvą, gauname ne tik deimantą, gauname kiekvieną jo asmenybės briauną. Visada yra dar daugiau, ko išmokti. Taigi, ar galime jį patirti tokiu būdu? Apaštalų darbų 1:4 RANGE5 NLT. Kartą, valgydamas su jais, jis jiems įsakė, nepalikite Jeruzalės, kol tėvas neatsiunčia jums pažadėtosios dovanos, kaip jums anksčiau sakiau. Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąja dvasia. Yra dovana, kažkas ateina, ir Jėzus pasakė, eik ir lauk. 5 eilutėje šventąją dvasią gavome, kai gimėme iš naujo. Ji atėjo apsigyventi mumyse, ji yra mumyse, bet tai nereiškia, kad ji yra ant mūsų. Dalis ant yra patepimas, taip Senajame testamente buvo vadinamas patepimas. Jie patepdavo karalius, jie patepdavo karius, kariuomenės, pavienius asmenis, ir tai buvo pavedimas kažkam kažko link. Prisiminkite, kad pranašas Samuelis patepė Dovydą. Jis apliejo jį aliejumi, tai simbolizavo Dievo dvasią, Dievo buvimą ant jo, Dievo pavedimą jam. Dovydas užaugo žinodamas, kad buvo pateptas tai daryti. Panašiai ir Naujajame testamente dabar matome patepimą. Šventosios dvasios išliejimą kaip aliejaus tipą ir šešėlį kaip vanduo, vėjas ir ugnis yra tipai ir šešėliai, išliejama ant žmogaus. Jėzus tarė, Jonas iš tiesų krikštijo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti šventąja dvasia. Apt 11:16 pakrikštyti graikiškai baptit, zo būti priblokštam, būti priblokštam. Būti pakrikštytam reiškia būti panardintam į apsemtam, užvaldytam ar net valdomam. Apaštalų darbų 2:3 RANGE4 NLT. Tada pasirodė kažkas panašaus į liepsnas ar ugnies liežuvius ir nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi susirinkusieji buvo pripildyti šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis. Nes šventoji dvasia suteikė jiems šį gebėjimą. Šiuo atveju šventoji dvasia atėjo ant jų, o ne tik juose. Turime suprasti skirtumą, kad kai šventoji dvasia yra su jumis, gyvena jumyse, jis gyvena su jumis, pasilieka su jumis, yra jūsų pagalbininkas, vaikšto su jumis, kalbasi su jumis, moko, apšviečia, informuoja ir moko jūs. Jis yra tiesos dvasia, jis mus veda ir veda į visą tiesą. Bet kai jis jūs užvaldo ir kontroliuoja, ji gali būti skirta labai konkrečiai užduočiai ar užduočiai atlikti. Šventoji dvasia, ar apglėpsi mus savo buvimu? Pakrikštyk mus, patepk mus, valdyk mus. Per šią savaitę mes prašome ir meldžiamės, o paskui tikėjimu gauname ir tikėjimu dėkojame tau, Viešpatie. Mes meldžiamės, kad būtume patepti, ir tikime, kad esame patepti, nes vaikštome tikėjimu, o ne regėjimu. Žengėme į tai, į ką Dievas pašaukė. Apaštalų darbų
38 RANG 39 NLT. Petras atsakė, kiekvienas iš jūsų turi atgailauti dėl savo nuodėmių, atsiversti į Dievą ir būti PKRIKŠTITAS Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės. Tada gausite šventosios dvasios dovaną. Šis pažadas skirtas jums, jūsų vaikams ir tiems, kurie yra toli. Visiems, kuriuos pašaukė viešpats, mūsų Dievas. Rezultatai tada gausite šventosios dvasios dovaną. Atsivertimas atgailaujant jo, priėmimas jo pažinimas ir dabar laukia dar kažkas šventosios dvasios dovana. 39 eilutėje štai geroji naujiena, ji skirta ne tik tiems nedaugeliui tai. Įgalinimas tai išliejimas tai išlaisvinimas tai buvimas ant ne tik viduje, bet ir ant ir jums. Klausimas yra toks, ar jums reikia pagalbos dėl ko nors. Būtų gerai būti priblokštam, jei turėtumėte dalyvauti verslo susitikime arba darbo pokalbyje. Būtų gerai žinoti, kad eidami į jį arba žengdami į klasę esate patepti, kad esate įgalinti. Patepti Dievo dvasia yra ant jūsų. Kartais mums reikia būti pateptiems, kad po sunkios dienos įžengtume pro duris, kad tą akimirką būtume geras tėtis ar vyras. Kodėlgi ne? Kodėl manome, kad patepimas, įgalinimas, krikštas, visi šie dalykai skirti tik kokiam nors bažnyčios susirinkimui, atgimimo pamaldoms, kryžiaus žygiui ar konferencijai? Kodėl ne dabar? Kodėl ne čia? Kodėl ne dabar, šią akimirką? Esame įgalioti liudyti pasauliui ir nenorime to daryti savo jėgomis, bet esame įgalioti liudyti ne tik žodžiais, bet ir savo gyvenimu savo vaikams, savo šeimai. Žmonėms, su kuriais dirbame, žmonėms, su kuriais gyvename. Jiems visiems reikia matyti mus pateptus Dievo galia ir ji priklauso mums. Ji priklauso mums. Jėzus sakė, jei tad jūs, būdami pikti, mokate duoti gerų dovanų savo vaikams, juo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos šventąją dvasią tiems, kurie jo prašo. Luko 11:13. Taigi svarbiausia yra paklausti, tiesiog paklausti ir tada tikėjimu žengti žingsnį į priekį ir pasakyti, žinai ką, galbūt po to, kai to meldžiausi, nesijausiu kitaip, bet esu kitoks, nes tikiu tikėjimu, vaikštau tikėjimu ir viską, ką darau, darau tikėjimu. Dirbu tikėjimu, tėvais, tapau tikėjimu, aš vyruoju tikėjimu, aš žmona tikėjimu, aš viską darau tikėjimu ir esu pateptas tai daryti, nes aš prašau, malda, tėv, dėkoju tau už dovaną. Jėzus sakė, eik ir lauk dovanos, kuri buvo pažadėta tu. Tėv, pažadėjai šią dovaną. Taigi dabar mes esame čia, stovime tavo akivaizdoje. Einame su tavimi kaip sūnus ir dukterys Jėzus mūsų viduje per tavo šventąją dvasią. Taigi, viešpatie, mes taip pat norime būti tavimi apgaubti, pakrikštyti, tavyje visiškai priimti. Tave ne tik viduje, bet ir ant tavęs. Apaštalų darbų 1:8 rašoma, bet jūs gausite galią, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, ir būsite mano liudytojai Jeruzalėje, visoje Judėjoje, Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių. Tyčinis žodis. Ne viduje, bet ant ir jūs būsite liudytojai, štai tokia dabar mūsų širdis. Šventoji dvasia, sveikiname tave. Brangus viešpatie Jėzau, tikėjimu priimame tavo žodžio raštų tiesą, mes priimame šventosios dvasios dovaną. Ar norėtum mane pripildyti savo dvasią, pakrikštyti savo dvasią, ir ar panardintum mane į savo dvasią? Apipilti mane savo dvasią, aš gaunu tikėjimu, dėkoju tau, tėv, esu priblokštas, esu įgalintas ir išeinu iš šios vietos. Kitoks, nei įėjau, Jėzaus vardu, amen, priimkite jį, pasimėgaukite ją, mėgaukitės ją. Tilto bažnyčia, Frederiksburge, pastorius Jimmy Pruitt 2024 kovo 3d. Protų karai 6 savaitė, atmetimo tvirtovė, patarlių 23:7, mes esame savo proto sargai. Labai svarbu, ką įsileidžiame, nes tai, kas įeina į vidų, kažkaip grįžta atgal, išleidžiame tai, ko esame pilni.
Sėklos, kurias pasėjame šiandien, atneš derlių, kurį pjausime rytoj. Šis sėjos ir pjūties principas įsakytas visame šventajame rašte. Biblija yra karinė knyga, tai politinė knyga, ji taip pat yra žemės ūkio knyga, ir joje kaip metafora naudojama sėklos sėja, kuri duoda derlių. Jei pasėta bloga sėkla, vadinasi, gausime blogą derlių. Dabar turime atidžiai nuspręsti, kuo norime būti ateityje ir kur norime būti. Tada turėtume sau užduoti sąžiningą klausimą, ar sėklos, kurias dabar sėjam savo gyvenime, duos derlių, kurį noriu gauti vėliau. Pasodintas bambuko ūglis pirmuosius 5 metus beveik neauga, tačiau 5 metais per 1 metus jis gali užaugti 20–40 pėdų aukščio. Pradžioje to nematote, bet derlius ateis staiga, ir jei nesaugosime to, kas į mus patenka, mes taip pat gausime derlių, ir jis nebus geras, nebent jau. Dabar koreguosime kursą. 2 Korintiečiams 10, 3 RANGE 5 NKJV. Nes nors ir vaikščiojame kūnu, bet kariaujame ne pagal kūną. Mūsų kovos ginklai nėra kūniški, bet galingi Dieve, kad sugriautume tvirtoves, nuverstume argumentus ir visas aukštumas, kurios aukštinasi prieš Dievo pažinimą arba Dievo pažinimą, kiekvieną mintį. Pajungdami Kristaus klusnumui anksčiau kalbėjome apie tvirtoves mūsų gyvenime. Mes nekovojame su velnių rankomis. Kaip dainavo Charles Danielsas dainoje The Devil Went Down to Georgia. Mums duoti ginklai, kovai, kurią reikia kovoti. Negalime gyventi pasyvaus krikščioniško gyvenimo, tokio nėra. Į Evangeliją mes dedame žodį eiti. Yra judėjimas, pagreitis ir inercija, nes arba mes savo laiku skatiname karalystę arba ne. Jėzus pasakė, taigi eikite, mūsų ginklai yra galingi, Dieve mums duoti galime laikyti ir valdyti kalaviją, kuris yra Dievo žodis, taip pat tikėjimo skydą. Mes gauname teisę valdyti šiuos dalykus ir naudotis jais, kad sugriautume tvirtoves. Stiprioji atrama tai šėtoniškas melas, iš kartos į kartą perimtas mąstymas arba žmogiška žaizda, kurios klausėtės pakankamai ilgai, kurią tikėjote pakankamai tvirtai ir kurią turėjote pakankamai giliai, kad ji tapo jūsų tapatybės dalimi, įsitvirtino jumyse ir diktuoja jūsų mintis, įsitikinimus, veiksmus ir reakcijas. Tai nešventas filtras, pro kurį praeina visos mintys, tvirtovė. Yra bet kas, kas jūs stipriai laiko, pastorius Steve'as Bergeris. Žmonėse ir šeimose galime pastebėti tam tikrus dėsningumus, kai tas pats tėvų elgesys ir problemos pasireiškia jų vaikams. Sėklos, pasėtos vienoje kartoje, gali duoti ir duoda vaisių. Kitoje kartoje, ir dar kitoje, ir dar kitoje. Tai vadinama kartų prakeiksmu, neteisybė arba slegiančiomis nuodėmėmis. Tačiau prakeikimas gali būti sulaužytas Jėzaus krauju, Jėzaus vardu ir šventosios dvasios galia rišantys saitai gali būti tiesioginė prasme nutraukti. Kiekvieną kartą, kai bandome įgauti pagreitį, prie mūsų pririštas bandžylynas stumteli mus atgal ir verčia susimastyti, kas čia vyksta. Atrodo, kad man sekasi gerai, o paskui vėl įkrentu į kitą schemą. Tai gali būti kartų neteisybė, kuri traukia mus atgal, o mes to net nematome ir nežinome, bet aplinkiniai žmonės tai mato, nes jie mato tą modelį. Kai žmonės sako, tu esi savo tėvo atvaizdas, tai ne visada yra